sveiki. Ko jau ko, bet saulės šiomis dienomis Lietuvoje tikrai netrūksta. Todėl tikimės, kad gal sumažėjo ir tų, kurie abejoja saulės energetikos perspektyvomis Lietuvoje. Kita laidos tema – apie ekologinį vairavimą. Pasirodo, galima važiuoti ir benzino beveik nenaudoti. Stikliniai dangoraižiai, vieniems į architektūros viršūnę, kitiems labiau konservatiškesniems atvirkščiai. Prie jų daugiau ar mažiau jau pripratome, tačiau ateityje tokių statinių daugės. Mat stikliniai pastatai gamins ir elektros energiją, o juos statyti vieni iš pirmųjų pasaulyje pasirengę lietuviai. Mes einam dabar daugiau į pastatų, integruotų pastatų, į BPV, Building Integrated Photovoltaic, tai vadinasi. Ir gerai, kad mes išėjome iš tos tradicinės energetikos, kur vieno dydžio moduliai gaminami, aišku, konkuruoti su Azija tai būtų jokių šansų. Šiuo atveju mes einam grinai į Europos pastatų, pavadinkim, apdailą, kartu su medžiagom, kurios turi dvi funkciją. Tai yra ir izoliuoja pastatą stiklų, izoliuojam pastatą nuo išorinių poveikio ir viduje tarp dviejų stiklų yra saulės elementai, kurie tuo pačiu metu generuoja elektrą. Tai yra, sakykime, tai, kur eina visa Europa, kur 18-20 metais bus nauji reikalavimai, ta prasme, naudoti, kad pastatai būtų aktyvūs iš prigimties, o puikiai suprantam, kad, ta prasme, nei senamiestyje arba pačiam miesto centre mes nepadarysim nei vėjo malūnėlio, nei geoterminio gręžinio, nes leidimo nieks neduoti gręžtis, nes yra komunikacijos, tai todėl tik tai išlieka saulės energetika. Ir aišku, išlieka saulės energetika, kuri yra integruota du viename, kaip ir minėjau, pasikartosiu, tai kartu su pastato apdailinė medžiagom, gamintis ir elektrą. Tai vat, mes ten einam, tuo atveju yra įvairūs dydžiai tų pačių modulių. Mes galim pagaminti nuo 40x40 cm dydžio iki 4 m ilgio 1,70 m pločio iš vientiso stiklo. Tai ta prasme pritaikomumas yra įvairus. Žingsnis gali būti kas milimetrą sudėliotas. Tai gali būti pusiau skaidrus, gali būti terasom gaminami dalykai, ta prasme stogus daryti, kad dalis šviesos patektų į vidų, ribotų dalį šviesos, dalis patektų į vidų ir tuo pačiu gamintų ir elektrą. Tai labai plačios galimybės ir tai galės būti 4 spalvų praktiškai. Žalių, kas yra įdomu, specialiom dujom apdirbus saulės elementą, oranžinių, kad pritaikyt prie senamiesčių stogų, pats saulės elementas būtų oranžinis, tarp dviejų stiklų, reiškia, jisai turėtų tokį oranžinį. Tada tradicinis mėlynas, aišku, kuris yra, ir juodas. Juodas, aišku, mūsų, tikimės, kad tai bus mūsų kaip ir truputį su vokiečiais partneriais patentuotas dalykas ir turėsime efektyvesnę celę, bet gal efektyvumas šiandien tiek įgroja, kad juodą spalvą galime labai lengvai priderinti prie kitų spalvų pastato. Tai va tokie mūsų dalykai pasikeitimai. Jo, mes truputį nuėjome nuo tradicinės energetikos. Aišku, saulės elementus galima bus naudoti ir tradicinėse moduliuose, ir, reiškia, integruotus į pastatus. Mes daugiau būsime tokie, tokie pagal kliento poreikius, nedideli, pagal savo apimtį pasauliniu mastu, bet grinai taikyti visą vertikalią grandinę. Dabar šių metų Liepą rugpjūtį paleidžiame saulės elementų testinės serijas partijas. Tas saulės elementų, sakykime, gamyba ir efektyvumas bus palaipsniui augamas. Spalio gale mes turime sertifikuoti ir pasiekti tuos jau užduotus parametrus, tai būtų 16,8, gal net 17% efektyvumo. Ateityje tikimės turėti 17,5 ir 18% efektyvumo antroji pakopoj. Tada žiemą pradėsime gruodžio mėnesį, gruodis, sausis, vasaris prijunginėti tą modulių liniją, integralią modulių liniją, kuri iš stiklo, nuo 2 mm iki 6 mm stiklo storius galėsime naudoti. Reiškia, tai bus kaip paketai. Tada paleisime jos į kitų metų pavasario ir galutinai integravimas visas bus jau kitų metų vasarą. Subursime komandą, kuri galės važiuoti į objektą ir integruoti visą sistemą, sakykime, mūsų nuo pagamintos iki garantijos suteikimo. Pliusas šitos sistemos yra tai, kad tai jie 10 metų ilgamžiškesni šitie moduliai negu visi standartiniai tradiciniai. Todėl, kad dvi medžiagos yra tokios pačios, pagal fizikinės savybės tiesiog mes galim pasakyti, kad pagal standartinį modulį apačia yra iš plastiko, tai yra backšydas yra plastikinis, tada eina folijos, tada eina celės, tada vėl eina folija ir tada eina antireflektinis stiklas iš viršaus. Ir visas tas sumuštinis, visos medžiagos yra įvairios. Ir aišku, žinom, pagal fizikinės savybės, laikui bėgant ir atmosferos sąlygoms besikeičiant temperatūrai, medžiagos juda įvairiais greičiais. Ta prasme, plinta jų didėjimo, mažėjimo koeficientai ir dėl to, sakykime, tas hermetiškumas po 20-25 metų prarandamas. Kai jau prarandamas hermetiškumas, tada patenka į vidų drėgmė, tada oksiduojasi ir tada modulis nustoja veikti. Kai tai yra vientisa medžiaga, tai yra 2 stiklai ir vienodo storio būtinai turi būti, ilgamžiškumas padidėja praktiškai 10 metų. Tai vat, mes bandysime ir nebandysime, o darysime ir tai, ką ir papasakoti, matome daug labai potencialo stikle. Tuo labiau jisai nebrangsta, jisai tik tai pyksta, nes tai yra silicis. Tik tai galbūt sudėtinga yra gaminti kuo plonesnį stiklą.
Tai va čia ir aišku, tuo pačiu piginam savikainą visą, kuo plonesnis stiklas, o atsparumas, kaip nebūtų keista, labai yra tvirtas. Naujos technologijos leidžia suvirinti, pavadinkim, arba sukliuoti tą stiklą, neperdodant streso saulės elementui, per jį net vaikščioti galime. Iš 4 mm. 2 mm stiklas, per jį net galima per saulės elementus tas vaikščioti. Jau dabar dėl modulių pardavimo deramasi su Italija, Vokietija, Prancūzija, Danija, Jungtinėmis valstijomis ir kitomis šalimis. Statybinė medžiaga, vadinamieji saulės moduliai stiklas. Šie elementai neturi rėmų, todėl gali būti pritaikomi ne tik fasadams, bet ir stoglangiams ar net pačiam stogui. Deja, Lietuvai vieninteliai iš ES šalių šios naujosios technologijos nebereikalingos. Po saulės jėgainių plėtros sustabdymo elektrą gaminsiantis dangoraižiai išdygs greičiausiai tik už šalies ribų. Iš pat pradžių mes planavome, kad 90% eksportuosime 2010 metais, kai pradėjome šitą projektą, ir 10% liks Lietuvoje. Praeitų metų vidurį aš jau supratau, patikėjau netgi, kad pusė produkcijos, kokybiškos, naujausios produkcijos liks Lietuvoje. Bet dėja, aišku, drastiškai apkarpius visą tą saulės energetikos plėtrą, be abejo gavosi taip, kad tie lūkesčiai nepasiteisino. Aišku, mes grįžtam prie savo pradinio plano, kad 90% eksportuosime, 10% liks Lietuvoje. Bet aišku, norėtųsi, kad ne azijietiški gamintojai dominuotų mūsų lietuviškoje rinkoje. Aišku, jie yra įvairūs, bet didžioji dalis yra, sakykime, yra gana nekokybiški šitoje vietoje. Neilgamžiški, galbūt yra kokybiški, bet nelabai ilgamžiški. Ir naudojant šitą technologiją, aišku, daugiau Lietuvos vartotojas išloštų. Nes supirkimo tarifas, jis tam ir yra padarytas, kad kompensuoti išlaidas ir kad paskui tas modulis ilgą laiką atidirbinėtų už nulį, nes jo savikaina bus nulis ir jis gamins ar vienu ar kitu elektrą, ar vienu ar kitu atveju jis gamins elektrą. Įsigijus nekokybišką modulį, mes prarandame tą subsidiją, įdedame, jisai sugenda po 70 metų ir grąžos visuomeniai nėra. Todėl tas, sakykime, naudojimas trumpalaikių tų tokių saulės energetikos modulių, per kas įvyko per bumą, daugiausiai tą praeitų metų bumą, jis ir neduoda jokios pridėtinės vertės visuomeniai. Esmė yra ilgamžiškume, kad tai, ką mes, sakykime, sunešame visi, duodame, tai kad paskui atsipirkus tas daiktas veiktų 20-30 metų. Pagal mūsų paskaičiavimus, sakykime, iš stiklo moduliai turėtų veikti minimum 30 metų, 40 metų. Tame tarpe, nes ilgamžiškumas padidėja. Tai va čia yra ta pridėtinė vertė. Tai va dėl to gaila, aišku, kad kai buvo bumas, mums būtų žymiai įdomiau, jeigu tai būtų nuosekliai mažinamos kainos po truputį supirkimo ir kad mūsų tas verslas būtų ilgamžiškesnis ir tvaresnis. O ne tai, kad jisai subujotų, tada visi užvežė kuo pigesnį produktą, kad grąža būtų kuo greitesnė, suinstaliavo tą kuo pigesnį produktą, gerai žmonės užsidirbs, bet jie užsidirbs iš visų kitų žmonių. O kur ta pridėtinė vertė, kuri turėtų būti generuojama, nes feed-in tarifas yra skirtas tik tam, kad pridėtinė vertė būtų generuojama ateityje, nes tu to daiktų nenuimsi, neišmesi, vis tiek gamina elektrą. Visoriuose gaminami naujausių technologijų saulės moduliai bus ir ilgamžiškesni ir efektyvesni nei dabartiniai. Jų naudingumo koeficientas sieks net 18%. Tačiau tokie naujos kartos elementai įmonei ne riba. Jau kuriami planai apie dar našesnius elementus. Tam ant gamyklos stogo įrengiamos eksperimentinės elektrinės. Nuo šios vasaros, nuo šio rudens pradeda dirbti Zingulus Technologies laboratorija. Vokiečiai, mūsų partneriai, kas daro šitą įrangą, kas pereina irgi pilnai saulės energetinį iš optinių laikmenų gamybos. Jie kūrė 4. kartos saulės elementą ir bandydami, reiškia, optimizuoti kaštus iš dalies, o iš dalies ir apsaugoti intelektinę savo nuosavybę, iš Azijos, iš Kinijos ir iš Vokietijos jie nuima savo laboratorijas, R&D laboratorijas ir jas įgyvenins čia pas mus. Jo, prie pat mūsų industrinės linijos, nes jiems reikalinga yra kaip atspirties taškas, jiems reikalingas yra pramoninė, sakykime, eksperimentinė ta gamyba prie jos. Nes jie nori implementuoti iš 3. kartos, padaryti tokius įrenginius kartu su mūsų partneriais Altechna, lazerio apdirbimais, padaryti įrenginius, kuriais galima būtų papildyti 3. kartos liniją, pavadinkim tokį, nežinau, galbūt tai nelietuviškai skamba, update kitų į 4. kartos seriją. Tai va, tie tyrimai vyks pas mus, šalia mūsų įrangos. Na, o mūsų bonusas, aišku, mes tikimės būti pirmieji Europoje, kas turės 4. kartos saulės elementą su mūsų įranga po poros metų. Ir tai leis sumažinti kaštus, pirmas dalykas, nes galinėje dalyje bus ženkliai sumažintas sidabro naudojimas, o tuo pačiu pakils efektyvumas maždaug kažkur apie, praktiškai apie 7%. Tai yra 2 viename, tai tuo pačiu, sakykime, tai yra gana nemažai. Pasakojimą apie ateities fabriką, kuris gamins saulės baterijas, tęsime po reklaminės pertraukėlės. Taip pat prisiminsime ir ekologinį vairavimą.
Žinome, kad kiniečiai privertė ką tik subankrutuoti kelias didelės Vokietijos įmonės, kurios gamina saulės baterijas. Tad kaip žada išsilaikyti nauja Lietuvoje statoma saulės elementų gamykla? Įdomu tai, jog šis didžiulis inovacijų centras vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, kuris žiemą bus apšildomas naudojant ekologišką bei gerokai pigesnę už įprastą geoterminę energiją. O svarbiausia geoterminė energija bus naudojama ir būtinam gamybos metu įrangos vėsinimui. Turime du šiluminius mazgus. Vienas šiluminis mazgas yra grinai miesto šiluminis mazgas. Jeigu kartais kažkas atsitiktų su šito geoterminio arba šiaip jau trūktų jo pajėgumų, ten, sakykime, šildyti, labai šaltą žiemą, kai apie -30 būtų, tai tada mes jungtumės nuo miesto. Bet šiaip pagrindiniam reikalui, reiškia, pagrindiniam šildymui, mes dabar naudojame tik tai ketvirtį kontūrų. Turim 12 kontūrų su 109 gręžiniais, tai mes jau dabar naudojam 25% viso pastato 30 000 kvadratinių metrų šildymui. Tai ta prasme, to pajėgumo sočiai pakanka apsišildyti, bet mūsų pats didžiausias privalumas, tai kad mes, turėdami šitą geoterminį šildymą, jį naudosime savo įrangos aušinimui per uždarus kontūrus. Ir čia yra jo didžiausia pridėtinė vertė. Paskaičiuota, kad šiluma gamyklai kainuos apie 12 centų už kilovatvalandę. Palyginti su dujiniu ir centralizuotu šildymu, skirtumas siekia iki 4-5 kartų. Tiek pat kartų pigiau atsieis ir įrangos vėsinimas. Nors investicijos į geoterminę sistemą sieks kelis milijonus, jos turėtų atsipirkti maždaug per 3 metus. Prieš 2 metus, kai gamyklos vietoje dar sukiojosi sunkioji technika, o geoterminio šildymo sistema buvo tik pradėta montuoti, bendrovės vadovas jau žinojo, jog čia kartu su kitomis Boat Group įmonėmis persikels ir iki šiol pagrindinė jų veikla kompaktinių plokštelių gamyba. Būtent šis sritis verslininkams yra atvėrę saulės energetikos galimybės. Iš 9 procesų gaminant saulės elementą, 5 procesus tokius pačius mes naudojame kompaktinio disko gamyboje. Dėl to, aišku, mes turime žinias, turim specialistų, kurie galėtų tiesiog šitoje veikloje sėkmingai vystytis ir tobulėti ir peržengti, sakykime, pereiti nuo optinių laikmenų iki saulės elementų. O antra kryptis, kodėl mes tai darome, be abejo, mes matome tendencijas. Iškastinis kuras brangsta, mažėja. Ir vienu ar kitu atveju pasaulis privalės judėti. Ne tai, kad turės, galbūt, bet privalės judėti į tą pusę. Dėl to, sakykime, mes pasirinkom, todėl kad matome didžiulę perspektyvą saulės energetikoje. Iš esmės, tai manau, metų po 50-100 tai bus esminė energetika, gaminant elektrą, šildantis vandenį ir visą kitą. Beje, prieš mėnesį šiam Boat aukštųjų technologijų centrui skirtas konkurso Žalias miestas geriausias nekilnojamojo turto ekoprojektas 2012 apdovanojimas. Tačiau svarbiausia tai, jog pigi geoterminė energija smarkiai paveiks galutinę produkcijos kainą ir tai leis pasiekti dar geresnių rezultatų prieš konkurentus. Man tiesiog pačiam ir gaila dėl Europos ir tai nėra matyti pilna išeitis eiti vien tik tai į montuojamos saulės elektrinės ant žemės. Kol kas tai taip, tai yra perinamas periodas. Mes neturim to žemės Europoje tiek daug ir pastatus reikia išnaudoti efektyviai, išnaudoti 2 viename, nes žemė, aišku, reikia dirbti, reikia gyventi, žmonija plečiasi, žmonių skaičius auga ir produktai, sakykime, produktų kaina irgi kyla. Tai va, kodėl mes einame į šitą pakraipą, tiesiog mes matome daugiau perspektyvos, matome trumpesnį kelią nuo užsakovo be tarpininkų grandinės iki gyvenimo. Kaip jau minėjome, čia pagamintų saulės modulių efektyvumas, dydis parodantis, kokia dalis šviesos energijos yra paverčiama elektra, turėtų siekti nuo 18 iki 25%. Elementai bus ekologiški ir lengvai perdirbami. Na, o dabar trumpa pamokėlė. Kaip vairuoti automobilį, kad taupytume degalus ir saugotume gamtą? Automobilių, su kuriais dalyvavęs esu ekoraliuose, turėjau gal 4. Tai yra, buvo labai skirtingi automobiliai, tiek didesni, tiek mažesni. Na, šiuo metu turiu Volkswagen Polo, tai yra pakankamai nedidelis automobilis, bet to pačiu ir talpus. 2011 m. rudenį ekoralis, kuriame tapau nugalėtojų, vyko Molėtų Anykščių kalvotais keliais. Tad būtent vairuotojo sugebėjimas išnaudoti automobilio savybės, kurių daugelis net neįtarė esant, lėmė sėkmę. 18 ekipažų išriedėjo į 150 km ralį po gražiąsias Vilniaus, Kernavės, Dubingių apylinkes. Pagal vairuojamo automobilio degalų tipą ir variklio darbinį tūrį jie buvo suskirstyti į 6 klases.
su benzininiais, dizeliniais ir hibridiniais varikliais. Ir tai nebuvo vien nauji automobiliai. Seniausias 1997 metų. Su savomis mašinomis vairuotojai suvažiavo iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Biržų bei Kuršėnų. Buvo gražu žiūrėti, kaip vingiuotais keliukais lėtas, ekonomiškas kilpas paraizgę vairuotojai su šturmanais kiek kojos įkabina skuodžią į Piliakalnio viršūnę, kad ten pasirašytų, ar bėga į kaimo parduotuvę pirkti pačio ekologiškiausio pirkinio. Beje, pirmas konkursas tarp dalyvių ir vyko dėl šio pirkinio. Jokiuose kituose raliuose nebūna tiek šturmanų moterų, kaip šiame. Buvo ir viena vairuotoja, beje dalyvavusi 2 metus. Visose klasėse buvo nustatyti laimėtojai, sudeginę mažiausiai kuro 100 kilometrų. Apdovanojami buvo ir viktorinos laureatai. Na, o dabar žodis pirmosios vietos nugalėtojams tarp visų automobilių klasių. Kadangi šiaip iš tiesų šį kartą atstumas buvo labai nedidelis šito ekoralio, važiavom apie 150 km, tai sudegino šitas automobilis tik tai 3 litrus, 0,86. Tai yra nepilnus 4 litrus dizelinio kuro. Tai iš ties, kas turi automobilį, vairuoja ir pila kurą, tikrai gali pasakyti, kad tai rezultatas yra labai šaunus. Ir kolega teisingai pasakė, gali pasakyti, kiek gavosi 100 km 2,57 litrą. Visai nerealu, reiškia, dabar parodykit savo batą, man atrodo, kad kolega turbūt vairavo, jūs ten iškišęs kojas stūmėt. Vienas nudilęs tikrai, ir matosi, tai vienas labiau nudilęs, nes dešinę koją pastovi. Pastūmėt, ne? Iš tikro, čia yra jau automobilio gamintojas padirbėjo šitoje vietoje. Čia atrodo paprastas automobilis, Volkswagen Lupo, jų yra nemažai Lietuvos keliuose, bet būtent šitas modelis yra vadinamas 3L. Tai reiškia, automobilio galia yra 3L, reiškia, kad tai yra vidutinės automobilio sąnaudos. Iš dalies ir gatvėje šioks toks azartas kitoks yra ne pirmam pajudėti iš sankryžos, o sunaudoti kuo mažiau degalų ir pasigirti draugų kompanijoje. Jie giriasi gal įveikta Drago trasos laikais, o mes galim pasigirti sąnaudom. Keletas patarimų, kurie pravers ne tik eko varžybose, bet ir kasdien kiekvienam vairuotojui. Pirmasis patarimas – užsivedam automobilį ir iškart pradedam važiuoti. Nes visi šiuolaikiniai automobiliai yra pritaikyti tam, kad būtų galima jais važiuoti iškart nešildant, kaip senais laikais reikėdavo šildyti rusiškus automobilius. Ir tiesiog nėra tikslo šildyti variklį, nes automobiliui stovint vietoj, pirmiausia, tai yra naudojamas be galo didelis degalų kiekis, nes tokiu atveju kuro sąnaudos yra turbūt milijonas litrų, 100 km, tiksliau begalybė. Tai yra visiškai nenaudingas dalykas. O antras dalykas yra tas, kad kiti mazgai kaip pavarų dėžė, ratų guoliai tokiu būdu visai nesušyla ir tai yra dar vienas iš mitų. Taip pat patarčiau vairuotojams, kaip sakyti, nevažinėti aukštais sūkiais, nes važiuojant aukštais sūkiais taip pat didėja degalų sąnaudos. Ir aišku, nereikėtų kaip kiti persistengti to, tai yra važiuoti labai aukštą pavarą, mažų greičių, nes turbūt visi esame tą išbandę, matom, kad tada automobilis važiuoja labai nenoriai, akceleratoriaus pedalas yra paspaudžiamas vos ne iki dugno, ir jeigu pas ką yra, pavyzdžiui, kompiuteriai, kurie matuoja kuro sąnaudas, labai aiškiai matyti, kad tokiu atveju vietoj 2,9 litro vidurkių 100 km, kur pas mane yra labai dažnas skaičius, tokiu atveju rodo 20-30 litrų. Dabar matom tiesiai raudoną šviesoforo signalą, iš tikro galim iš toliau prisistabdyti automobilį, nes tikrai toliau niekur nenuvažiuosim, o tokiu būdu galim išlošti laiko, kada užsidegs žalias šviesoforo signalas. Šiuo metu, kaip matom, stovim ant sankryžos, tai patarčiau iš tikro, jeigu važinėjom dažnai tuo pačiu maršrutu, tai yra darbas namai, žinom, kad šitas šviesoforas, tarkim, dega minutę laiko raudonas šviesos signalas, tai pilnai galėtume išjungti automobilio variklį, nes būtent tokios sistemos dabar yra montuojamos į šiuolaikinius dizelinius automobilius, į visus hibridinius automobilius, kurios stovint vietoj, kad nešvaistytų degalų veltui, tiesiog išjungia variklį. Priekį matom šiek tiek nedidelę nuokalnę, tai patarčiau vairuotojams, kaip laikėm akceleratoriaus pedalą toje pačioje padėti, taip ir toliau laikyti.
pasinaudokim automobilio inercijos jėga ir kaip matom tolėliau šiek tiek didesnė įkalnė bus. Tai tokiu atveju važiuojant, pavyzdžiui, užmiesto keliu, reikėtų kiek įmanoma saugiai pasirinkti tą leidžiamą greitį, tai yra nuo kalno įsibėgėti iki maksimalaus leidžiamo greičio, tam, kad nereikėtų mums įkalnės vidury užgulti akceleratoriaus pedalo ir taip bandyti stenėtis automobiliu, kad užvažiuoti kalną. Tokį įdomų dalyką naudoju, tai yra internete tokios duomenų bazės, kur kiekvienas paprastas vairuotojas registruojasi savo automobilį ir joje pildo savo faktinės degalų sąnaudas su konkrečiu automobiliu. Tai iš tikro bet kuris vairuotojas, turėdamas vienokios ar kitos markės automobilį, gali pasilyginti, kiek jo kolega Vokietijoje, Olandijoje ar kitoje pasaulio šalyje, būtent su tokiu pačiu identišku automobiliu, sueikvoja degalų. Ir tai yra toks tarsi žaidimas, kurį galima žaisti. Retas, kuris Lietuvoje yra matęs gatvėje važiuojant elektromobilį, o neseniai įvyko elektromobilių ekonomiško vairavimo varžybos. Kolega vairavo paprastai, o aš stengiausi vairuoti taupiai. Ir skirtumas buvo štai toks. Pavertus litais, paprasto vairuotojo pilotuojamas elektromobilis 100 km degino 6,5, o man pasisekė sutilpti į 5,5 lito. Tai 15% skirtumus. Iš tikrųjų, aš manau, kad visi vairuotojai žino, kaip taupyti degalus, žino, kaip važiuoti taupiai, bet galiu pasakyti iš patirties, kad retas, kuris tą daro ir iš tikrųjų paraginčiau visus vairuotojus pradėti nuo savęs, tai yra pradėti taupyti degalus jau dabar. Nes iš tikrųjų joks automobilis, jokios padangos, jokios technologijos netaupo taip stipriai, kaip taupo pats automobilio vairuotojas. Nes būtent pakeitus vairavimo stilių, netgi moksliniai šaltiniai teigia, jų eksperimento būdu įrodyta, kad galima sutaupyti 20–30% degalų. Na, o dabar Viktorinos puslapis. Praėjusioje laidoje skambėjo štai toks klausimas. Kiek šiluminės energijos per metus pagamina Dūkšto miestelio saulės kolektorių sistema? Teisingas atsakymas – 84 MWh per metus. Ir pirmasis teisingai atsakė Tomas Ivanovas. Jam atitenka savaitės leidinio prenumerata mėnesiui. Skelbiame naują klausimą. Kiek degalų 100 km sunaudojo Ekoralio nugalėtojas? Laukiame kuo greitesnių jūsų atsakymų ir iki susitikimo kitą šeštadienį.